Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandien mes darome naują video ir ne bet kokį, o pigu versus brangu ir maisto edition. Dabar mūsų asistentė yra išrinkusi maistą. Aš būsiu užsirišęs akis ir turėsiu atspėti, kur yra pigu, kur yra brangu ir kas per maistą. Įdomu pasižiūrėti, kiek šiandien bus išleista iš tikrųjų biudžeto ant viso šito maisto. Tai nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioj komentaruose parašyti, kokių dar video norite pamatyti ir ką aš turėčiau išbandyti. Na, o dabar bet kuriuo atveju turime pradėti ir į sceną prašau išmesti man raištį. Ir man jau užrišti, žinok, nes aš neužsirišiu. Į pigų svins, džiaugias ir tavo, ir mano kaimyns. Kaip aš valgysiu? O kas čia yra dabar? Čia yra steikas. Steikas. Gerai, dabar čia turime išragauti ir pažiūrėti steikas, kur yra pigus, kur yra brangus. Nu, ragaujam. Labai skanu. Labai skanu. Kaip man atspėti, ar čia pigu ar brangu, neįsivaizduoju. Gerai, kita. Labai skanu. Labai skaniai iškeptas. Nu ir dabar kitas. Oh my god. Wow. Nu žinok, jaučiasi skirtumas. Jaučiasi skirtumas. Skonio skirtumas yra belia, kaip galiu jau atsidengti. Ne, turiu pasakyti, kuris. Ai, čia tokia, atrodo kaip ant debesų vaikščiotum, o čia ant žemės, jo. Tai aš sakyčiau, kad vat, antrą, kurį ragavau, čia yra brangesnis, čia yra pigesnis. Atsimerk. Jo. Teisingai? Teisingai? Jo. Wow. Čia yra 40 eurų steikas, o čia yra 9 eurų steikas. Šitas yra belia kaip skanu. Wow! Dar noriu paminėti, kad šitas steikas, kuris buvo brangiausias pas mus, tai iš restorano, kuris turi vieną Michelino žvaigždutę. 2,90 € ir 8 eurai. Nu gerai, skirtumas yra nemažas, nemenkas, tai pasižiūrim, koks čia dabar yra. Žinau, koks čia sušis, netgi iš skonio. Filadelfija. Gerai, važiuojam. Jau? Oho, va. Pala. Ką tu darai? Kaip skanu? Tai, žinok, aš pasimečiau. Belia kaip abudu skanus. Beveik identiškas skonis. Aš sakyčiau, kad pirmąjį, kurį ragavau, yra pigus, antras yra brangus. Antras man gal net skanesnis buvo. Atspėjau ar ne? Ne? Ne. Man skaniau yra už 2 eurus. Pigiai galima ir skaniai pavalgyti. Na ir trečiasis mūsų maistas arba gėrimas, kas čia dabar bus? Vanduo. Vanduo? Tai kaip vandenį atskirt man. Turim 2 podelius. Nu, vieną ragaujam. Pasižiūrim. Vanduo. What the fuck? Toks pats skonis. Ką žinau? Nežinau, čia neįmanoma atspėti, šiaip iš tikrųjų jaučiu. Identiškai tokie pat. Identiškai tokie pat. Gerai, sakau, kad čia yra brangesnis, čia yra pigesnis. Atspėjau? Kaip? Visiškai atspėjau, nes abiejų vandenų skonis yra identiškai toks pat, visiškai jokio skirtumo nejaučiau. Tiesiog spėjau, bet atspėjau. 22 centai. Neapsimoka pirkti brangų. Euras ir 3 eurai. Nu, paragaujam. Skanu. Nejaučiu skirtumo irgi. Abudu tokie pat skanus. Aš spėju, kad čia yra brangesnis, nes aš tikrai žinau tą skonį čipsų. Tai mano spėjimas, čia brangesnis, čia yra pigesnis. Nes net tekstūra čipso šiek tiek skiriasi. Atspėjau? Ne. Ne? Čia pigiau? Čia pigiau. Ką? Aš negalėčiau būti maisto kritikas. Niekaip. Na ir sekantis mūsų yra, kas dabar yra? Migdolai. Euras 20 ir 3,50. Jaučiu pigumą. Brangumą. Iš pradžių, vat ką tik ant bairio pasakiau, kad pigumas, brangumas, bet aš lieku prie šitos nuomonės. Ir antras riešutas, kurį valgiau, va šitos lėkštutės, man atrodo, skanesnis buvo. Čia bus brangu, čia bus pigu. Ne. Nespėjau, bet vat pigesni tikrai, žiūrėk, netokie gražus kaip brangesni. Bet ir
Jo, tikrai skiriasi. Sekantis mūsų patiekalas yra dešrelės. Tai aš kaip supratau, man tiesiog su rankom aišku valgyti, nieks man įrankių neduoda. Eina savo kaip šunų ėdalas. Labai sunku vertinti, gal šalta dešrelė, tai nėra skanu. Čia labai skanu. Net šalta labai skani. Tai aš sakau, čia yra brangu, čia yra pigu. Ar aš atspėjau? Atspėjau? BOOM! Gerai, užsidėjęs aš toliau šitą skydą ant galvos ir važiuojame su kuo? Čia yra arbata. Pirmasis. Labai skanu, man patiko. Šitas man yra per daug kaip citrina, bet, pavyzdžiui, kas? Rūgštu. Va. Aš tikrai žinau tų šaltų arbatų skonius, dažnai geriu. Tai aš sakyčiau, kad čia yra brangu, čia yra pigu. Atspėjau taip. BOOM! Sekantis mūsų dalykas, ką mes turim pabandyti, tai yra juodas šokoladas. 3,79 €. Juodas šokoladas turėtų, ne, pagal kartumą būti geras, jeigu aš neklystu. Tai šitas nebuvo labai kartus, o šitas, kad ir kaip, bet galvoju, kad čia yra tikresnis šokoladas nei čia. Ir šiaip šitas kažkoks gražesnis. Man bent jau šitas gražesnis nei šitas. Ar šis yra brangesnis? Mano spėjimas, kad čia brangiau. Ne, čia pigiau. Aš už pigesnį. Na, o kad visą tai, ką valgiam, nuplaut, dabar mes turime išbandyti ir paragauti vyną. Vienas vynas kainavo 2,90 €, kitas kainavo 10 €. Nealkoholinio vyno. Nu, paragaujam. Ok, čia visiškas birzgalas rašalas. Pala, nieko nebesuprantu. Ne, nu čia dabar čia atrodo rašalas. Aik, tu savo pasimečiau. Arba prisigėriau. Nu palak, man atrodo, reikia iki dugdavdam, aš tada pasakysiu. Nepamirškit palaikinti šitą video. Mano spėjimas bus čia brangesnis, čia pigesnis. Čia brangiau. Rimtai? Jas, galiu, nes šitas netai... Aš iš pradžio kažkodėl man tai pasirodė, kad rašalas. Bet čia yra pigu. Jo, šitas netaip gerai nuėjo. Davai, biški. Operatoriau, aš tave gerbiu. Nemylėjau tavęs. Show me what you got it, duok man. Dabar bus sūris, taip? Ja. Taip. Nu ir ką, mes dabar ragausime sūrį. Ir mano spėjimas visgi būtų 100%, netgi šitą esu visiškai 100% garantuotas, kad čia yra pigus, čia yra brangus ir galiu nusiimti, nes toks skirtumas, šitas sūris toks skanus. Aš spėjau? Aš spėjau. Sūris labai tinka prie vyno. Taip, o mūsų paskutinis yra avokadai. Vieno avokado yra 2,5, o kito €1,25 €. Paragaujam, pasižiūrim, koks čia mūsų skirtumas yra. Labai vandeningas, daugiau komentarų neturiu, nes neįsivaizduoju kaip komentarų. O, vaikeli, va šitas tai labai kietas. Kietas avokadas, man atrodo, reiškia pigumą. Nesu tikras dar. Tai aš spėju, kad čia yra brangu, čia yra pigu. Ar aš atspėjau? Ne. Tai kietas ir didelis yra brangiau. Na ir kągi, išragavom, išbandėm ir patikrinom, kurie yra pigus, kurie yra brangus produktai arba patiekalai arba gėrimai. Na, o čia ir užbaigsim šitą video. Labai tikiuosi, kad patiko, labai tikiuosi, kad irgi bandėt paspėlioti kartu su mumis. Ir taip pat galite komentaruose parašyti, ar jūs atspėjot ir ar jums pavyko atspėti visus patiekalus ir šios produktus, kurie buvo ant šio stalo. Labai noriu padėkoti, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Antanas ir mes susitiksime kitame video, o aš jums sakau iki greito, iki.